iš pagrindinių priežasčių yra bendrų interesų ieškojimas. Be galo svarbu turėti bendrą kažkokį pomėgį, bendrą veiklą, bendrus interesus, ar ne, ir apie tai šnekėtis. Juk tai išsivysto didžiulės diskusijos poroje ir tai palaiko vienas kitą, paskatina, leidžia augti. Taigi, be galo svarbu porai daryti malonės staigmenas vienas kitam, nežiūrint tai, kad mes poroje pragyvenom 10 metų ar 20, malonės staigmenos visada pakylėja žmogų, suteikia jam sparnus, užmiršta visą tai, kas buvo ne taip, kas ne visai sekėsi. Kartais po sunkios dienos mes įpuolame į buitinius rūpesčius, į priežiūrą vaikų, iš tikrųjų į prausimąsi ir pamirštam dviese pasikalbėti, ar ne? Ir tai be galo svarbu dviese prieš pat miegą susėsti, pasišnekėti, nuraminti savo jausmus, emocijas, pasidalinti. Be galo svarbu gauti moteriai iš tikrųjų iš vyro palaikymą, supratimą, atjautą, o taip pat ir vyrui be galo svarbu skirti nors keletą minučių laiko ir suteikti jam išsikalbėjimo, dvasios šviesos. Kitas dalykas, kas be galo yra svarbu, apsikabinimai ir prisiglaudimai, prasidedant ir baigiantis dienai. Ar ne? Tai tarsi du žmonės jungia, tarsi du žmonės paskatina augti, tai nuolatiniai prisilietimai visada žmogų paliečia iki širdies. Ne veltui yra sakoma, kai vieniši žmonės, jie tarsi neturi to pagrindinio jausmo, kur skatina augti, džiaugtis gyvenimu. Dar viena iš priežasčių yra dėkingumas. Neužmirškime vienas kitam padėkoti už mažą smulkmeną, už išneštą šiukšles namuose. Be galo svarbu poroje yra geras humoro jausmas. Tie, kurie mėgsta pasijuokti iš savęs, pasijuokti iš smulkmenų, pasijuokti iš ne visai vykusio kažkokio įvykio dienoje. Net ir sunkus etapai poroje pradeda išbrysti iš tų nesėkmių. Labai yra svarbu pasitikėjimas vienas kitu. Pasitikėjimas tarsi pakylėja, suteikia sparnus, suteikia gyvastingumo, suteikia širdyje talpos. Be galo svarbu yra žmogui pasisekus, šeimoje gyvenant ar ne, pritarti, padrąsinti, džiaugtis už pasisekimus. Atrasti žmoguje tą vietą, kur reikia jį pakylėti.